Kavos gersi? Taip. Galima. Gerai. Tuoj atnešiu. Neskubėkit. Bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Viskas bus gerai. Aš būsiu čia šalia. Myliu tave, Richardai. Alio? Ne, dar neatsigavo po narkozės. Jo, gydytojai sako stabiliai, jau dabar normaliai palatoj guli. Tai aišku, viskas bus gerai. Jo, gerai. Iki. Sako, būklės stabilizuojasi. Iš reanimacijos perkelį į paprastą palatą, viskas bus gerai. Tai gyvens. Gyvens. Gerai, ką su pardavimu darysim? Hardas gyvienas važiuodavo. Iš kur tu žinai, gal Iglė bagažinį sėdėdavo? Jo? Jau juoktis man iš šito bairio? Tai tu važiuok su ja. Taigi negaliu šviestis, ar jūs norit be chemiko likti? Vienė negali. Davai tu važiuok. Prie slėptuvės dviese turim būti, vienas kitą dengiam. Nežinau, gerai, tada davai atvarom čia, padarom dylą, apsikeičiam pas mane, kabakį ir viso. Atvežti čia metą, jo? Palauk, galvoju. Ai, Hardonui liko visai visus vadelis atsileido. Tai yra Iglė. Kas man ta tavo Iglė tuščia vieta? Alio. Jo, gyvens tas Hardas, viskas gerai. Būklė stabilizavosi. Iglė su juo.
Tai jūs dabar vietoje Armono. Pažinojot? Namuose lankydavosi. Kokiais klausimais? Vandens atsigert. Vandens. Jo. Nes pas manegi grįžinys. Jo. Ten, žinokit, pas mane dafiga filtrų. Iški mechaninis, geležinimo, numinkštinimo, aktyvuotas anglies ir, o pas jį ten ką būtė, žinai, su chlorkė, ten, kanos. Ir jis, aiškiai, pas mane atvažiuodavo, gurkšniuką padarydavo ir sustingdavo. Taip, žiūri į tolį. Ir medituoja. Geras buvo žmogus. Tiesa, o ten išsiaiškinot, kas jį nukakošino? Išsiaiškinot? Gėrė su vienu iš kriminalinės žvalgybos. Kažką susiginčiai ir išsišaudė. Na, bet čia nukrypom nuo temos. Ne, jokia načelnikė, kaip nukrypom, tai jūs imkit arklį už ragų, šitą jautį už uodegos, ir tą ir kitą. Tai imsim. O tu ger kavą? Geriau. Tu nori išeiti į laisvę? Be uodegos? Švarus. Обижаешь, начальнike, kaip pirmas sniegas. Gerai sutarik su Kaunecku. Taip ir žinojau. Jeigu teiksi man visą reikiamą informaciją, pasakysi, kur jisai, ką veikia, su kuo būnu. Liūdna girdėt. Kodėl? Geriam kavą, o jūs mane nei trupinėlio negerbėt. Prokurorai dirbai? Dirbai. Susidirbsim ir mes. Antradienį jau būsi laisvas. Tu galvok. O kad mūsų sutartis galiotų, čia yra bendradarbiavimo susitarimas. O žinot, kur reikia tą sutikimą įsikišti? Aš tau nedirbsiu. Kaip nori. Galėsit kartu su Vileika dar zonai pasėdėti. 6-8 metus. Gera kompanija. Ko nepasėdėt? Man tinka. Dylas. Gerai. Ovčinikovai. Nenori, nereikia. Pasimatysim. Po labai daug metų. Nu ką, eisim ir mes, pareigūne. Pietus greit. Jo. Reikia, kaip toks, nesijaudint ir gerai maitintis, teisingai? Ir svarbiausia, pažiūrėk, kaip dujas pabrango, elektra pabrango, viskas pabrango, o čia viskas dykai, viskas už dyką, ir šilta, ir šviesų. O akcizai kokie klausyk, ką sumažinai? Kaip jautiesi? Jau viskas. Jau tu po operacijos. Viskas gerai pavyko.
Gerai balevojam, ką. Atsimeni? Sako, kad gali po narkozės laikinai sutrikti atmintis. Vakar galėjom išsiskirti ir daugiau niekada vienas kito nepamatyti. Atidaryta. Vienas? Vienas. Gerai gyveni. Šaukė atidaryta. Man taip sauginis viską pasako, kas atvažiavo. Tai gerašiai, kad atvažiuoji. Pasakok. Tai tu man papasakok. Pasimti žmogų. Šauna į Vikirtą. Ačiū Dievui išsikirto. Kas čia daros? Negalima taip imti ir užversti. Etiketas turi būti. Tu etiketo savo Vikirtą mokink, aišku? Stop. Kraftai, ne tokiu piktu tonu. Maža spravkė. Vikirtas dirba man. Bet jis turi papildomų varkių, kurios man neįdomios. Tavo sandėliais bombino be mano žinios. Ir kas ten buvo? Plaučių vėdinimo aparatai. Matai, net nežinojau. Tai dabar žinok. 6 aparatai po 40 gabalų. Kam jam tokios nesąmonės? Buvau parvežęs klientams pagal užsakymą. Čia dėl koronos. Dėl kogi daugiau? Žmonės turi pinigų. Nori jausti saugus, su ligoninėm žinai. Visai būna. Suprantu. Po vagystės skambina vienas klientas. Ačiū, jau turiu, nebereikia. Po 20 gabalų pirkau. Pasirodo, tavo Vikirtas pardavė. Ir kameros jau rožą užfiksavo. Ką man reikėjo daryti? Pas mane atvažiuot. Pas tave? Taigi tu sakai, nekontroliuoji jo. Ką nori, tą daro. Aš nelauksiu, kol jis dar vieną naliotą man padarys. Pakas kaip šunį ir basta. Matai, tavo grantavos nepakasi. Gardistai išgelbėjo. Ir čia dabar nežinojau, kad paėmė. Tik post factum. Tai tik įrodo, kad tas pridurkas pavojingas. Gerai. Kaip sprendžiam problemą? Paprastai. Tegul atlygina nuostolius. 6 aparatai po 40 gabalų? 240 gabalų. Jo. Čia ne šuns papas, reikia pagalvoti. Vikirtas tegul galvoja. Jis pagalvos. Mes ką nors sugalvosim. Pranešim. Gerai, lauksiu. Sorry, Kraftai, už visą tai.
tikrųjų. Iki. Visą. Grantai. Viską girdėjai. Nieko gero. Visų pinigų jis tikrai negalėjo išleisti. Kaip aš anksčiau nepagalvojau. Sveikas. Labas, Jurka. O, ką tu? Yra naujienų dėl šramų. Kokių? Paaiškėjo teisėjo pavardė. Tai aš. Miroslavas Martiniukas. Reikia kažkaip surasti prieimą prie jo ir paduoti šaibas. Atsiųstum tą žinutę. Gatui. Blemba kaip nelaiku. Kas nelaiku? Hardas ligoninė. Infarktas. Eiktų savo. Negerai? Sveiksta po operacijos. Nu, operacija tai jau rimta. Persiunčiau, turėjai gauti jau. Turiu. Žiūrėk, aš galiu pereiti per savo pažįstamus advokatus. Gal kažkas turės prie jo prieimo. Prie Martiniuko. Kol kas nieko nedaryk, kol nepasitarsiu su saviškiais. Gerai. Kiek ten maždaug šaibų reikės? Nu, 6 metai. Tai rimtas straipsnis. Manau, kad tokį 60 štukų. Nežinau, ar tiek laisvų turėsim. Varkinai, jeigu reikės, aš chatą parduosiu, bet Valių ištrauksiu. Jis man tiek padėjo, kad... Nu, žodžiu, jeigu reikės, skambink iš karto. Ok, skambinsiu. Gerai, davai. Elektroniką išmanai. Taip. Už ką sėdėjai? Štačkas. Pageri? Ką aš žinau. Ne, kartais gal užsuka kas po darbo, čerką padarom. Zonui prie Bachūrų buvai. Jo, su Kaunecku. Gerai, tai sakyk, kokios tavo sąlygos ir dirbam. Aš daug galvojau. Yra viena silpna vieta. Tavo? Ne, visam reikale. Sakykime, atsiduriu pas Hardą. Sakau, problemos, padėk. Jis gerai. O brolis uždarytas. Jei suves galus man šakės. Nesupratau.
Brolis Tautvydas sėdi kalėjime, o aš lendu pas Hardą į šeimą. Ten žmonės nedurni. Jie išsiaiškins, kokios naudos siekiu man šakės. Nu tai gerai, sakyk, kokios tavo sąlygos. Brolį paleidžiat, jo žmona laukėsi. Brolį paleidžiam, o paskui jūs abu dingstat. Tai pernelyg pavojinga. Jei kas nors iš tos chebros išsiaiškins, aš sudegsiu. Gudrauju. Kodėl? Nu tai pasakyk, kad brolį parišo, reikia daug pinigų, kad išleistų. Tai gal aš Hardą geriau pažįstu? Čia tas pats, kas sakyčiau, ne, mentam nedirbu, tiki? Hardas, jo, tikiu. Puf. Taip reikalai nevyksta. Paleidžiat brolį po parašu. Aš padarau, ką reikia, bylą nutraukiam. Ką reiškia padarai? Sužinau, ką reikia, o jūs pasodinsit Kaunecką.